Kalbame su Rokiškio rajono meru Antanu Vagoniu. Labadiena. Labadiena. Šią savaitę lankėtės Lenkijoje, kur susitikote su kadenciją baigusiu Lenkijos prezidentu Bronislavu Marija Komarovskiu. Tai kokie įspūdžiai iš kelionės? Geri įspūdžiai, grįžau tik tais vakar apie 11 val. Vakaro, taip kad dar visi šviežias įspūdžiais. Tai aišku, pirmiausia buvo susitikimas su prezidentu Komarovskiu, mūsų garbės piliečiu. Taigi, kadangi protokolas reikalavo, kad būtų kažkoks tai žmogus ir iš ambasados, tai šitą visą mūsų susitikimą kuravo ir ambasada, buvo atsiųstas atstovas ambasados, kadangi visgi esu svetimo šalies meras ir susitinku tikrai su aukšto rango pareigūnu. Susitikime dalyvavo ne tik tais prezidentas, bet buvo ir atstovų iš, vadinkim taip, ir iš būsimos arba buvusios arba esamos šešėlinės vyriausybės, nes pas juos tai yra taip įprasta, kad yra šešėliniai vyriausybių kabinetai ir jie duoda pasiūlymus ir yra normaliai, kaip sakoma, dirbanti ir veikianti institucija. Komarovskis, žinoma, vadovauja šiuo metu savo fondui ir taip pat turi institutą, taip kad ten yra labai rimti darbai ir labai rimtos programos. Šiaip tai yra tikrai prezidentas, kuris tiesiog yra kaip veikianti institucija. Galiu pasidžiaugti tuo, kad vizitas tikrai buvo labai vykęs, net nesitikėjau tokio šiltumo priėmime, kadangi tikrai buvau sutiktas kaip kažkokia tai kregždė, kuri atveža ir nori sušildyti Lenkijos ir Lietuvos santykius. Sakykime, pirmiausia, jie toks leitmotyvas. Antras dalykas, kad mes ieškom kažkokiu tai bendrų sąsajų, kaip galėtume vieni kitiems būti naudingi, įdomus, draugiškai bendrauti, daryti bendrą verslą, bendrus renginius ir taip toliau. Tai tokie dalykai tikrai labai džiugino, ilgas buvo vizitas, jisai tęsiasi net apie 3 valandas ir taip kad diskusijos buvo gana ilgas. Tai va, ir ką dar galėčiau pasakyti? Galėčiau pasakyti taip, kad visgi susidomėjimas mūsų kraštu yra labai didelis. Vienas dalykas, kas yra labai svarbu, kad būtent prezidento vardu mūsų rajonas galėtų labai pasinaudoti, pritraukiant Lenkijos turistus. Tai yra didelė paspirtis mums, kadangi Daugpilyje, sakykime, reiškia Daugpilio rūmuose ir kažkokia tai kaviniai, yra iškabos, kuriuose lankėsi prezidentas Komarovskis. Ten į metus vien Lenkijos turistų atvažiuoja 100–150 tūkstančių vien tam, kad apsilankytis vietoje, kur lankėsi prezidentas Komarovskis. Tai įsivaizduokit, kokią galimybę turi Rokiškio rajonas turizmo pritraukimui, nes mes turim ir tas kavinės, kuris valgė, mes turim ir tą rūmus, kuriuose buvo įteikta Komarovskiui garbės piliečio vardas, mes turim kapus, kur yra jo senelio, reiškia, prižiūrimas kapas. Mes turim tiesiog taškus, kur galimybę pasakyti Lenkijos tautai, kad jūs galite pas mus atvažiuoti. Primenu, ten yra apie 4, kiek milijonų gyvena gyventojų? 38. Apie 40 milijonų Lenkijoje gyventojų. Tai įsivaizduokit, koks skaičius yra tų turistų ir kokia galimybė mūsiškiams juos pritraukti. Tai sakykime, tiek trumpai. Rugsėjo 15–17 dienomis Rokiškyje vyks konferencija, kurioje susitiks Lietuvos ir Lenkijos verslininkai. Taip, vienas iš mūsų susitikimo tokių rezoliucinių arba tokių pagrindinių taškų, tai vis dėlto buvo nuspręsta, kad reikalinga darbinė konferencija, kad aiškiai susidėlioti, kokiamis kryptimis mes dirbsim, kad pristatyti tas kryptis, kad būtų tie lektoriai, kurie yra labai įdomus savo kažkokiais tai naujoviškais pasiūlymais. Tai aš manau, kad Lenkijos kraštas mums tikrai turėtų būti įdomus dėl savo žemų kainų. Žinome, kad šiuo metu
nemažai lietuvių važiuoja į Lenkiją pirktis prekių. Tai kažin, ar nebūtų galima tada tiesiog gal čia pastatyti, jeigu vyturėlyje, sakykime, pasiūlyti jiems vyturėlį, kad jie turėtų čia parduotuvę. Ir atsirastų tos pigios prekės. Ir aš galvoju, kad netgi nereikia laukti ir sakau, man jau vakar reikėjo šitos parduotuvės. Tai supraskit, mes mokam pinigus ir galima tą padaryti. Tai idėja yra tokia, kad jau yra nutarta konkreti data, prezidentas bus šitos konferencijos globėjas. Reiškia 15, 16, 17 rugsėjo dienomis vyks ta konferencija. Ja kuruos mūsų pramonininkų konfederacija, Panevėžio pramonės ir amatų rūmai. Taip pat bus kviečiami atstovai ir merai iš viso regiono savivaldybių. Ir, kiek žinau, ir mūsų Lietuvos ambasada ir užsienio reikalų ministras taip pat norėtų kuruoti šitą mūsų renginį. Taip kad čia yra darbinė konferencija, kuri mums, kaip sakoma, duotų gaires tolesniam bendradarbiavimui. Šiuo metu mes tiesiog tik susidėliojame planą, kad iki birželio 13 mes turime paruošti galutinai visą veiksmų planą. Tada, jeigu neklystu, pavadinimas Soleko mieste, mes birželio 13 dieną aš turiu važiuoti į Soleko miestą, ten mus kviečia susitikti su to miesto meru, nes tai yra maždaug, truputėlį tam mieste gyvena apie 20 000 gyventojų, tai sakykime, jisai toks kaip ir panašesnis miestelis ir jie norėtų su mumis užmegzti bendradarbiavimą. Tai kaip tik važiuosiu į tą miestelį, ten bus kažkokia tai šventė ir joje turime jo galutinai susitikti su prezidentu Komorovskiu ir aptarti programą. Kas ir kaip kada bus. Tai vat, turim labai mažai laiko visiems namų darbam. Krakovoje kongrese skaitėte pranešimą. Tai apie ką jis buvo? Krakove ten buvo toksai Europos Congress of Local Government, reiškia toksai kongresas, kur būtent apie vietos savivaldą, kur buvo kalbama apie žmonės, apie verslą ir apie savivaldos vietą šiuometiniai ekonominiai situacijai. Tai, sakykime, pradžioje buvo manoma, kad man reikės pristatyti mūsų miestą, kaip, reiškia, kas per miestas, ką mes darome ir taip toliau, kokie mūsų ten tikslai ir ko mes siekiame, kaip mes norim ten Europos Sąjungoje, kur yra mūsų vieta. Tačiau paskui pasikeitė tema, jinai tapo, reiškia, daugiau reikėjo mums pristatyti savo miestuose vykstančius renginius. Ir jau man išvykus iš Krokovos atsiuntė, kada, reiškia, moderatorius, man priskirtas, kuris buvo mano moderatorius, jisai atsiuntė jau konkrečius klausimus, apie ką turim kalbėti. Tai man labai gerai išėjo, kad reikėjo nepristatinėti, o man tiesiog apibendrinti, nes buvau būtent tų antrų, reiškia, tam posėdėje antroje dalyje. Ir paprašė, ar negalėčiau aš taip apibendrinti tų visų renginių, jų ten reikšmės, prasmės ir taip toliau. Tai analizė, analitiniai dalykai man kaip tik yra labai, labai mėly ir aš pasijutau kaip savo sultyse. O čia man buvo labai, kaip į tašką, nes įsivaizduokit, vykstant Europos kongresą, kur yra tokios valstybės, kur tikrai mums konkuruoti yra labai sudėtinga. Aš nekalbu apie svečius ten sakykime, iš Kaliningrado, iš Baltarusijos, iš Ukrainos, buvo ir šitų šalių, bet jie pristatė, tai Kijevas, tai Tbilisis, suprantat, tai man atsistoti ir kažkokiam Rokiškiui pasakot apie savo miestelį, kaip prieš tai papasakot Tbilisis apie savo veiklą. Kažkaip tai būčiau labai atrodęs, tokia jau maža šiukšlytė. Tai buvo įdomiausia tai, kad kada kongrese buvo, reiškia, apibendrinti šitos dalykus, tai kada iškėliau tą idėją, kad savivalda
praktiškai tokiuose pačiuose populiariausiuose, kurie yra pasaulio renginiai, jinai beveik nedalyvauja. Nes, sakykime, renginio reikšmę mes dažniausiai suprantam pagal dalyvių skaičių, matematiškai. Jeigu dalyvavo, sakykime, 100 000, tai labai geras renginys, jeigu 200, tai super, o jeigu ten 500 000, čia iš viso labai geras renginys. Bet ar renginio, sakykime, populiarumą apsprendžia skaičiai? Tai vat, aš būtent pasukau tą idėją, kad ar vyksta kažkokia analizė prieš tai, ką mes norime pasakyti žmonėms, sakykime, su ten, ką užkabinau, tai, reiškia, Müncheno Oktober, reiškia, alaus šventė. Tai iš pradžių, kada pamatė, kad pasakiau, kad tai geras renginys ir labai populiarus, kada ateina daug žmonių, tai visi vos neplojo ir tipo viskas kaip gerai, žinai. Bet sakau, ar nematote čia blogumo? Ir jeigu išanalizavus ir pasižiūrėjus, tai sakau, yra blogas renginys. Ką mes sakome Europoje? Kad gerkite alų? Ką mes darome, jeigu mes norime padėti verslininkams, kurie, sakau, prigamino per vasarą labai daug alaus ir jie sugalvoja šitą idėją, kaip, sakau, šitą alų jums supilti tiesiog dideliais kiekiais. Taigi jie daro biznį. Bet, sakau, aš esu buvęs tam renginyje, žinokit, ten geria vaikai alų. Viešai. Ir, sakau, čia yra gerai, kur mūsų kaip savivaldos vieta. Ir taip tada vyko tokia analizė tų renginių ir tada jau salė čiut nuščiuvo ir pamatė, kad čia jau viskai drąsoka. Ir tas dalykas užkabino ir galbūt tas buvo įdomiausia. Aišku, po to jau prasidėjo tada ir kitoks bendravimas, nes šiaip tai vis tiek esu iš mažos valstybės, Lietuvė nesutikau ne vieną, ten 1200 buvo dalyvių. Tai nežinau, pagal programą, tai kaip aš mačiau, kad turėjo kaip ir Žekaitienė dalyvauti ir mačiau, kad ir Šalčininkų meras irgi turėjo dalyvauti. Nes dažniausiai iš visų šalių, aišku, viskas vyko daugiausiai viskas iš Lenkijos regionų. Nes tarsi Lenkija kaip ir labai ten buvo vedančioji, nes jie pateikinėjo savo problemas. Ten pas juos, pavyzdžiui, viena tokia iš didžiausių problemų yra Lenkijos regionų, Lenkijos tarpusavio bendravimo. Pas juos tai yra pasirodo problema, kaip pas mus, sakykime, yra regioninė plėtra ir taip toliau, tai pas juos, sakykime, tie regionai, jie turi kažkokią tas sąsajas. Tai jie daugmaž pateikinėjo savo tokius problemas ir, aišku, jų sprendimus, nes kongreso pagrindinis tikslas tai yra būtent, kad kelti problemą ir pasakyti sprendimą, pasiūlyti sprendimą. Vat čia yra labai svarbus dalykas, kad nebūtų tuščias. Ir sakykime, kitas labai svarbus, tai aš galvoju, kad mūsų miestui tai yra didelė garbė, kad mes vis dėlto tarptautiniuose kongresuose galime dalyvauti kaip lygus, normalūs partneriai. Ir aš galvoju, kad tai yra tikrai labai tai gražu ir džiugu. Tikrai aš pavyzdžiui, sakykime, džiaugiuosi už mūsų rajoną ir už mūsų miestą, kad mes žengiam tokius žingsnis.